vėl išvariau, nes tikėjau iš tikrųjų, kad nepavyks aplenkti karščio bangos. Įvariau ten, kur šilta, tai ten, kur šilta, tikėjausi karščių, ne tokių, nes tikėjau, kad temperatūra bus didesnė negu Nicoje, bet tai man iš Europos, iš to, ką galiu sau leisti, liko tik Balkanai ir Portugalija. Galvojau, buvau jau metęs Portugaliją ir pradėjęs planuotis Balkanų kelionę, bet pasižiūrėjau, kad gaunasi beveik tas pats, skiriasi tik maisto kainos. Tai va, tačiau Vilniaus dėl savaime suprantamų priežasčių vengiu, tad skrydis iš Rygos, žinoma, į Krokuvą ir tada šiandien nusidangenu į Varšuvą, o iš Varšuvos ant pietų rytoj išskrendu į Portugaliją. Tai va, trumpas pitstopas Krokuvoj ir jau pakeliui beveik į Varšuvą. Tai va, tik tais esmė ta, kad kas planuojatės, labai žiūrėkite ne tik į skrydžių kainas, bet ir į visus dylus. Dylas buvo geras, man apsimokėjo šitaip daryti, tačiau bendrai paėmus visas išlaidas, minimum, čia jau neskaitant, kiek aš išleisiu ant maisto, vien tais kelionė ir nakvynė papildomai dasidėjo 50 eurų. Tai va, ir grįšiu atgal irgi į Krokuvą ir greičiausiai, kad važiuosiu su traukiniu, tai irgi bus nuotykis 9 valandos iki Kauno iš Krokuvos traukinį. Autobuse tiek tikriausiai neiškentėčiau, atsirašytų kojos, bet pažiūrėsim, kaip viskas seksis. Tai va, bet per didžiuosius karščius, per didžiąją Europos karščio bangą, išvarau į Portugaliją. Cheers to me! We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds on your shoulder. Touch the sky, feeling bolder. Varšuvoje nieko ypatingo nebenuveikiau, trumpai pasivaičiau, užsiregistravęs į hostelį, apėjau rajoną ir radau tai, ko norėjau visą vakarą. Tai yra fo sriubos, nesultinio, azijietiškam restorane ir žinoma pivo. Tai iš po nakties visas dužęs, hostelyje ne tai, kad nebuvo kondišino, čia retas dalykas, kur kondišiną rasi, bet net ventiliatoriaus nebuvo, prie 2 atidarytų langų, langai į gatvę, tai triukšmas, tai toksai, trečdalį nakties nemiegojau, paskui tik tais atsibudau 2 valandą ir užmigau kokią 3:30 gal, nežinau, nežiūrėjau laiko, gal net ir 4. Tai va, ir 7 jau buvau gyvas, bet atsibudau, tai iš karto jau rengtis, nors žadintuvas buvo 9 valandą, bet valandą laiko susiruošti ir išėjau į Costa Coffee prie pat pusryčiai. We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Ir dar liko laisva valandėlė padaryti tai, ką buvau suplanavęs, galvojau vakar spėsiu, nespėjau, tai yra aplankyti Lazinki Korolevski, tai yra karališkosios vonios, tai didžiulis 56 metrų parkas Varšuvoje,
Ir aš čia buvau prieš lygiai 10 metų, kai Krokuvoje vyko pasaulio jaunimo dienos. Tai savaitę prieš buvau dar ir Varšuvoje. Ir iš to liko puikūs prisiminimai, jau pasižiūrėti. Bet vis dėlto reikia čia eiti vakare. Gaila, kad vakar nespėjau, nes vakare, manau, šiek tiek daugiau gyvūnijos atsiranda. Nes nemačiau dabar nei povų, turėjau vaikščioti, atsimenu povai. Lapę mačiau iš ženklų, kartais apsilanko čia. Bet mačiau tik tais porą voverių. Tai vat, bet valandėlę laiko apėjau viską, ne viską, 76 hektarų neapeisi per valandėlę, bet pagrindinius rūmus ir tą dalį būtent, kur yra pagrindinis parkas, ten apėjau. Tai parką pertvarkė paskutinysis Lenkijos karalius Stanislavas Augustas Poniatovskis 18 amžiuje. Ir būtent pagal visas Europos kariškųjų rūmų tradicijas čia įkūrė rūmus ant vandens su amfiteatru, su oranžerija ir būtent nuo 18 amžiaus yra likę visa tai, ką matome dabar. Teks gastroliuoti, reikia bandyti su viešuoju transportu nusigauti iki oro uosto. Jau matysiu, kad visiškai nesusigaudau, teksim Boltą, pažiūrėsim, jeigu kokias kainas. Bet tik laiko dar yra, tikiuosi, pavyks su viešuoju transportu nusigauti iki oro uosto ir šiandieną jau vakare leidžiuosi Faro, Portugalijoje. Vis dėlto nusprendžiau nebesiblaškyti, pasiėmiau Boltą ir išlėkiau į oro uostą. Sumokėjęs už Boltą vos 7 eurus. Tada oro uoste greitai pasiėmiau sušių, užkandau ir į lėktuvą skrendam į Faro, pagaliau Portugaliją.